Sveiki, sveiki, darbininkė nuo pačio ryto, užsiėmus darkymu. Tai va toks mano darkymas. Darau truputėlį tokią pertvarką, kažkas tokio. Kadangi užsakiau lentyną tokią nedidelę. Žinokit, nebetelpam. Tai sugalvojau, kad aš to komodą bandysiu stumti prie šitų vorų. O čia vadėsiu to vietoj lentyną, nes aš noriu susidėti, ką iš virtuvinių visokių dalykų. Man bardaką parodo visą. Taip, nu. O kaip tvarkyti? Ta pačia proga vėl tvarkau akvariumą. Aš jo nespėjau iš tikrųjų valyti, tvarkyti. Jisai apsineša ir apsineša ir apsineša. Tai žodžiu tvarkomės. To pačiu šiukšlės, aišku, čia apsišluos, apsitvarkys. Drakoną gal stumsiu į aną pusę. Na, žiūrėsim. Nu ką, darom tokį eksperimentą su vandeniu. Čia yra matuoklis vandens. Teršalų, turbūt matuoklis, aš nežinau kas. Druskas gal, greičiau. Taip, pirmą pilsim gal distiliuotą, čia iš buteliuko. Šitas iš aparato mūsų. Filtruotas atseit vanduo. Mes perkam iš parduotuvės tipo iš filtruoto vandeniuko. Filtruotas, taip. O šitas bus iš krano. Šitas bus iš krano. Ir mes pila distiliuotą. Asistentas. Asistentas. Ir iš buteliuko. Ir matuok. Ir matuok. Pirmiausia mes į... Žalias. Žalias, okei. Raudonas negerai. Taip, iš krano. Iškart raudonas, bet mes pasižiūrim, kiek jis turi. Vat, 129. 130. Nu, beveik 130. Reikia turbūt nusausinti. Asistentas. Asistent. Skalpelį. Nusausink. Skalpelį. Iš aparato. Iš aparato. Irgi raudonas dega. 102. 102. Iš krano 130. 102. 102. At, nuvalyk. Buteliukas. Dabar Įsižiūrėsit. Iš buteliuko. 200. 200 iš buteliuko. Pats švariausias vanduo. Iš buteliuko. Pirkit buteliukais. Ja. O dabar nustepsit distiliuotą. Pamatė. Ne, nenusteps, manau, kad distiliuotą, va tai pamatė. Tai jis išdistiliuotas ir yra, kad jisai tušęs be nieko. Vienas. Bet žalias, matai? Tai mes, žodžiu, nusipirkom tokį aparatą osmozės. Ir šitą žiūrėsim. 4 filtrai. Ir žiūrėsim, kokį mes vandenuką. Įsivaizduojat, kokį mes geriam iš tikrųjų. Tai iš krano nelabai skiriasi nuo bambalio, bet iš butelio tai iš visų žiaurų. Vat iš buteliukų, jo. Tai tu įsivaizduoji, iš kokius kanalizacijos įpila. Ir dar... Aš manau, kad jį ten chemijos privaro ir viskas. Kad to chlorkio kvapą nebūtų ir viskas greičiausiai. Greičiausiai chlorkės tik tai išvalo. Nes mesgi turim į akvariumą specialų lašiuką žuvytį, kur ten chlorklikas. Ten ir metalus nusudina dar. Tai vat, ką ne, ir mum tokį kažką tokio padaro. Žodžiu, va toks ir testas. Tai bus labai įdomu, tiesiog kaip ateis aparatas. Nes iš krano 130. Iš krano 130. 100. Ne, čia 200. 200 jau buvo. Čia Ice Mountain, aš matavau kažkokį Kirklando kitą vandenį, tai jis buvo 180. Nu tai, čia yra tipo natūralus vanduo, tipo iš ledo. Nu taip, nu... Iš kanalizacijos. Greičiausiai iš tikrųjų. Va, distiliuotas.
Tai va, kiti, žinokit, distiliuotą geria, įsipila, nusiperka tų lašiukų mineralų arba elektrolitų. Nu, elektrolitų nusiperka, prisivarvina ir geria. Ir be jokių priemaišų. Be jokių priemaišų, jo. Be jokių chlorkių, be jokių priemaišų. Tai, žodžiu, toks mūsų eksperimentas. Meška. Meška. Sakai, ar kas pastebės tave ar ne? Gavom siuntinuką ir ne vieną. O, asistentės 2. Dabar aš galvoju, ar čia aparatas atėjo, ar čia atėjo lentyna. Tuoj mes pasižiūrėsim. Oi, čia, kaip sakant, dėžė, tai čia aparatas atėjo. Nu, žodžiu, kaip matrioška sudėtas. Dėžė. Ir dar kartą. Dėžė. Oi, neduok tu Dieve, dar vieną dėžė. Ne, visgi. Žodžiu. Spakuoti. Knygutė. Žodžiu, toks aparačiukas su va šitokia dėžė. Nu ką, aš jau įjungiau. Žinoma, tas visas va čia turis pilasi lauk. Visada pilasi lauk, nes jis čia toks kaip atbulinis. Filtruoja, gero kažko pasiema, o visas, kas lieka, kas nepersifiltruoja, visi tie dalykai atgal pilasi lauk. Bet tai čia dabar tie filtrai, kol prasivaikščios. Na, teks šiandien man biškį su juo pažaisti, bet žaisim. Nu ką, aš jau pyliau ir žiūrim. Oi, koks nešvarus. Dar nešvaresnis negu buvo. Jo. Kol kas, kaip sakant, plaunamės. Žaisim kol kas mes su juo. Šitą irgi reikia išpilti. Tai vat kas yra, reikia, kad būtų patogioj vietoj. Reikia, kad jisai būtų patogioj vietoj. Aš dabar pasirinkau ten didelį kiekį, nors šiaip galėjau visada daryti ant to pačio mažiausio. Bet gal nereiks taip ilgai žaisti. Antras kartas, kaip sakant. Parodysiu. 44 jau. Šiaip iki 40, aš kiek žinau. Nuo žalias jau 40, tai va, jau 44. Bet mineralų aš užsisakiau, elektrolitai šitie. Tai va, kai gersiu, va taip vandenuką įsilašinsiu. Tiesiog. Nes aišku, išsivalo visos ir geros tos druskos, ta prasme, ne tik tie brūdai. Ketvirtas kartas. Žiūrim, ką mes čia turim. Na, jau tokią galima būtų gerti. Iš tikrųjų. Na, ir pamėginsim, pasižiūrėsim. Chlorkalkių nesijaučia, ta prasme, pas mus labai jaučiasi chloro kvapas. Iš krano, nes šiaip tai iš krano aš čia viską piliau. Kažkoks poskonis yra kažkokiu tai, bet čia nuo filtro jis
sakau, jisai turi prasivalyti visas ir todėl reikia nemažai kartų, nors jau tinkamas jį yra vartoti. Tai aš manau, aš supilsiu jį gėlėm. Žodžiu, nemėtysiu, o supilsiu aš gėlytėm. Chlorkalkių nebus, labai gerai, labai būt. Aš jau skaičių pamečiau, nežinau, kiekvienas kartas, gal 4. Pasižiūrim. Bet jau prieš tai buvo geras, tai šitas irgi turėtų būti geras jau. Kiek prieš tai buvo, nepamenu. Dabar 30 rodo. Dar iš tikrųjų, kiek mačiau, tai 7 žmonėms būna rodo jau. Tai žodžiu. Kol kas dar 30. Nu, žodžiu, dublis nežinau kelintas. Bet vis dar žaidžiu. Aparatas rodo vienaip, bet aš iš tikrųjų su šituo permatuoju. Kiek šitas rodo? Dar vis man 20 rodo. Keista. At aparatas, ką rodo, tai kad 8. Tai nežinau. O šitas rodo dar 20. Na, bet šiaip jau skanus. Jau skanus vanduo, žinokit. Žodžiu, gaunasi 19, bet iš tikrųjų iš 130 gauti 19, tai čia geriau ir būt negali. Žiūrėsim iš tikrųjų, kaip ten toliau bus ir taip toliau tiesiog bandysim keletą mėnesių ir žiūrėsim. Bet žymiai jau skanesnis man vanduo, negu mes pirkdavom iš buteliukų ar pirkdavom filtruotą vandenį iš prekybos centro, žodžiu. Ten tiesiog vyras nuvažiuodavo, yra toks aparatas, atseit filtruoja vandenį ir tu ten prisipildai tarą savo. Nemažai kartų jau pylėm lauktą vandenį, kurį ten pirkom, nežodžiu, iš to aparato. Tai, o čia patogu, čia namuose, kiek reikia, tiek prisikeli ir kiek geri, žodžiu. Na, žiūrėsim, kiek jisai ten iš tikrųjų laikys, tas filtras ir taip toliau, aš vis karts nuo karto pasižiūrėsiu, koks ten skaičiukas gaunasi. Šiaip kol kas viskas patinka, viskas good, kaip sakant, bet žiūrėsim toliau, kaip bus. Mūsų namų sargyba. Sėdi ant bokštelio, žvalgosi, ar nėra priešų. Nu, šaunuolės, baigėt visą spintelę man sudėti. Nu, šaunuolės katės. Tikrai geros katytės darbininkės. Katytės darbininkės. Nu, va, žodžiu, jinai va tokia. Visai fainai iš tikrųjų. Dabar tik su pirštai susuku, po to dar užveršiu ir, žodžiu, eisiu toliau įstatyti. Galbūt truputėlį tamsesnė už vieną lentyną, bet kitokios aš neradau. Ir tai vat, pagal išmatavimus, kad būtų grey spalva, nu, reikėjo dar paieškoti. Norėjau truputėlį labai nedaug didesnės, bet nebuvo grey spalvos, tai džiaugiuosi. Nu, žodžiu, kad derintųsi man prie visų baldų. Tai va, žodžiu, va taip susitvarkiau, kas tilpo tą dėjau. Žodžiu, šiaip ne taip susidėliojau, vis tiek man vietos trūksta. Nu, ką padarysiu. Na, yra kaip yra, bet čia prie virtuvės zonos, tai tie ponai visi ten, kol jie būna. Nu, man kas tilpo. Man svarbu tilpo,
Ir viskas. O kad čia jau vis tiek apsistatė liko, tai, spintelės neguminės. Aš bent jau čia, visas lentas dėjau, nes nežinau, ką daryti, kur man tas lentas dėta. Nes čia ant šaldytuvo tai tokios lėkštės sudėtos. Ar reiks tas lentas čia užkišti, o tas visas lėkštas į spintą sudėti. Aš čia vis tiek dar, kaip sakant, tvarkysiuos, tai tikrai. Bet tam kartui pasidariau taip. Tiesiog. Reikia tam laiko. Iš tikrųjų ir pabiškį kažkaip susidėliosiu, nes aparatų tų visokių daugėja. Nežinau. Kavos aparatai pas mus 2, bet vyras nenori šito juodo mesti dar. Žodžiu, aš tai sutikčiau su tom, kad mums reikėtų vieno normalaus kavos aparato. Jau taip normalaus, tokio geresnio, ne tokie, tada aišku ir vietos liktų. Bet, yra kaip yra. Galvojau šitam vandens filtrui kažkur vietą rasiu geresnę, bet už šią vietą geresnės aš neradau. Labai tik džiaugiuosi, kad tilpo leduko aparatas į apačią, kadangi jis nebus taip dažnai naudojamas, tai žodžiu, aš jį čia padėsidėjau. Įmanoma netgi ir čia naudoti vietoj, bet nepatogu bus išimti tiesiog. Tai tiesiog padėjau, o duonkepė irgi aš ją retai naudojuosi, bet naudojuosi, tai jinai čia labai gerai įsitaišė ir ten būna. Šito dar nesu naudojusi. Nusipirkau tam, kad pamėginti pasidaryti čiūrų. Taip ir nepamėginau dar. Ir pamirštu, kai aš nematau. Šitas tai naudojamas, labai patogus kepti kokiams lavašams, ar šiaip ką nors, žodžiu. Jisai elektrinis yra. Kažkur prieš metus pirkom šitą vyną, prieš pat kalėdas. Ir sakiau, galbūt pasidarysim glintweiną. Jau metai bus. Nepadarytas dar tas glintweinas. Nusprendžiau, kad artimiausiam dienom darysiu kremą natūralų. Pasižiūrėjau, ką turiu, žiūriu, kad man reikia pakeisti aliejus. Reikia pakeisti aliejus, nes šitas apkartės ir aplamai visi šitie 3 nėra geri, jau turi kvapelį, tai aš jau tikrai nerizikuosiu. Alman tai yra naujas, nepradarytas, tai labai gerai. Reikia šitą, kažkokius dar tokius mango paimsiu. Šitas ricinos aliejus.
O čia nežinau, ar vynuogių paimsiu, ar dar kažkokio tai paimsiu. Žodžiu, kažkokio dar paimsiu. Jau reikia man pasikeisti, žodžiu, užsisakysiu jau, kai turėsiu tikrai visus aliejus. Tai padarysiu tokį, kaip sakant, video su receptuku. O čia susiruošiau daryti savo pedikiūrą, kad būtų patogu. Šitą lempą labai faina iš tikrųjų pakraunama. Visur bet kur pasistatysi. Na, kaip ir lempa pakraunama, labai patogu, labai faina. Tik, aišku, man čia šviesos vis tiek trūksta. Papūgos kaip spiegia visada, kaip visada. Nežinau, paskutiniu metu jos labai spiegia. Būna tokios ramios. Nu, dabar aš nežinau, kokia antra savaitė, jeigu ne trečia, labai spiegia. Labai. Galvojam, kad ta naujokas kažkaip apramins jas, bet nieko panašaus į tai. Mano asistentė kaip visada miega, rytinis miegutis, paguliukas. Tai žodžiu, aš čia suruošiu nagučių susitvarkyti. Aš va tokią spalvą išsirinkau ir manau ant rankos tokią lakuosiu. Tokia švelni žalia su blizgučiu. Man kalėdos patinka žalia. Man aplamai žalia spalva graži. Kaip ir mėlyna. Tai va toks. Tokia spalva. Visą kitą čia susinešiau, susitempiau, einu darytis. Matilda, tu man pedikiūrą padarysi? Ane? Padarysi man pedikiūrą? Alo? Mestre. Mestre, padarysi man pedikiūrą? Ne? Nedarysi man pedikiūrą? Eik tu. O kas tą naktį veikiai, ką? Mergiotė. Na, o pabaigai norėčiau padėkoti vienam žmogui, komentatoriai, tiksliau moteriai, ar tai Rita, jos vardas, nežinau, tikrai atsiprašau, neprisimenu, kuri man parašė, klausdama, ar mes nenaudojame jonizatoriaus. Tai, žodžiu, man tai buvo raktinis žodis tiesiog, kuris išjudino visą šitą reikalą, man skausminga. Aš kaip voverė buvau, tuos kažkur 2 metus, jau 3 gal kokie eina. Kai mes čia atsikraustėm, man pradėjo erzinti mūsų vanduo, esamas vanduo. Tai nežinau, ką mes esam išbandę, įvairius tuos pigius filtravimo variantus. Tai galiausiai pasirinkom, kad, žodžiu, perkam tą aparatą vandens bačkai įsidėti, žodžiu, nusiperkam vandenuko ir jį patys pildomės. Bet man tas nepatiko, nes tikrai buvo ne vienas kartas, kada reikėjo tą vandenį išpilti. Jis buvo neskanus tiesiog. Tai ieškodama jonizatoriaus, aš, žodžiu, susidūriau su šituo aparatu.
Anksčiau aš neieškojau, nors mano draugė apie jį kalbėjo, bet pas ją yra pakriauklė prijungiamas. Tai gal dėl to aš neįsivaizdavau, kad yra ir tokie aparatai, kuriems nebūtina pajungti prie kriauklės. Šis aparatas nėra kažkokia naujiena, bet matot, kai būna kiekvienam etapui kažkoks savas laikas ir reikia, kad kažkoks žmogus iš pašalies, ką nors parašytų tau, pakomentuotų ir tu atkreipi į tai dėmesio ir susirandi, ką tau reikia susirasti. Bet taip. Ir labai tikrai džiaugiuosi, būtent per tą dieną aš susiradau, vakare vyrui parodžiau, mes su vyru pasitarėm, viskas, mes vakare jį užsisakėm ir čia po kelių dienų mums jį atvežė. Kaip ten bus toliau, bus matyti iš tikrųjų, kol kas man jis labai patinka. Žinoma, vandens daug atlieka, to negero, bet žinokit, kai geri tą kokybišką atfiltruotą vandenį, jis toks minkštas, skanus, prasifiltravo tie visi filtrai, prasivaikščiojo ir, žodžiu, nebėra jokio to poskonio keisto, žodžiu, kartais ne visados įsilašinu aš tų elektrolitų, lašiukų keletą, bet ne visados iš tikrųjų. Tai tikrai esu patenkinta ir taip iš tikrųjų tai būna. Jonizatorius aš nesirinkau, nes visgi jie pas mus yra nepigus. Kiek aš žiūrėjau, tai pigiausias gal buvo $1000. Tai čia buvo pigiausias. Tai, žodžiu, nežinau, neįsivaizduoju, ar tą patį atlieka ar ne. Aš kiek suprantu, kad jisai tik naikina bakterijas ar kažkas tokio. O čia tiesiog valo vandenį. Ir nežinau, esu patenkinta iš tikrųjų ir labai džiaugiuosi, kad kartais tikrai žmonės prašo, ko tau reikia. Tikrai, iš tikrųjų, aš ir pati stengiuosi kitiem komentuodama duoti kažkokį naudingą patarimą ar į kažką atkreiptų, kad žmogus dėmesį ir taip toliau. Ir labai džiaugiuosi, kad ir man taip papuola. Iš tikrųjų labai faina. Nes aš labai tikiuosi, kad išsisprendė šitą problemą. Jeigu ten kažkas netiks ir taip toliau, žiūrėsim. Bet šiai dienai praėjo jau kelios dienos, tai esu labai patenkinta. Tai galbūt tiek apie tai, bet jau kitą savaitę bus jau tokia, galim sakyti, visiems tokia jau bėganti. Nežinau, žinokit, ar aš kažką filmuosiu, greičiausiai taip, nes noriu ir nagučius susitvarkyti, galbūt kažką įdomesnio sugalvosiu šį kartą, nežinau, neįsivaizduoju, bet, kaip sakant, galbūt sugalvosiu, bet kai jau reikia, tai aš jau nelabai ką ir sugalvoju. Tai mes vakarojame, dar pakankamai anksti, dar kažkur tik tais 12, noriu pabaigti jums sukurti šitą filmuką ir kad jūs ten turėtumėt ką žiūrėti, ką Inga ten pritauškė penktadienio vakarą. Greičiausiai taip. Man labai smagu, kad pas mane po truputį daugėja žiūrovų. Labai aš tuo pačiu džiaugiuosi, kad aš atrandu irgi ką žiūrėti ir labai faina, kada atrandi ką žiūrėti. Ir tas žmogus iš karto tave pastebi. Ir vienas kitą ten žiūrim. Tai jau tikrai yra ne vienas toks žmogus. Man tikrai labai jūs esat fainus. Visada stengiuosi jūsų video nepraleisti. Galbūt aš ne visados pakomentuoju, nes, kaip Žydrūnas paskutiniam video pasakė, kad visi ten kas bet ką pakomentuos dalyvaus meškerės laimėjime, tai aš nerašiau. Nepyk, bet aš nerašiau būtent dėl to. Meškerės tai nereikia. Tai žodžiu, bet šiaip tai stengiuosi, jeigu aš turiu ką parašyti, nes, kai būna tuščia galva, nėra ką man parašyti, žodžiu.
Tai tiesiog tik palaikinu, pasižiūriu ir viskas. Bet faktas labai smagu, tokių ratelių susiradus ir bendrauti ir žiūrėti. Ir taip tikrai labai faina, aš iš tikrųjų net nesitikėjau šito. Ir tiesą pasakius, šiandien atradau dar tokią vieną moteriškę, labai man patiko. Aš nežinau, šiai madam kiek metų tikrai ir būtų negražu klausti šitokio dalyko. Aš visados žaviuosi vyresniais žmonėmis. Man labai įdomu, žiauriai įdomu ir kai šiandien pamačiau jos video, kai jos su draugė gerdamas baltą vyną, greičiausiai, nežinau, neužuodžiau, per ekraną neužuodžiau, bet spėjau baltas vynas. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, ar jos tikrai ne iš Amerikos kokios bus, nes taip moteriškės, vis tiek jau tokių metų Lietuvoje, visgi, jos būna tokios suvaržytos vis tiek. Dar vieną atėjo į kadrą. Dar vieną uodegą atėjo į kadrą. Mikrofonas. Antras mikrofonas. Matilda. Na, miau. Tai žodžiu, sėdžiu, galvoju, tikrai moteriškė, ne Lietuvoje gyvenant ir dar toks bendravimas keistas, toks, sakau vyrui, kartais nebus iš Amerikos. Ir po to jo supratau, kad iš Amerikos. Tai labai faina moteriškė, labai tokia, nežinau, man nuo vaikystės iš tikrųjų patiko, aš žaviuosi vyresniais žmonėmis. Man patinka jų išmintis, man patinka jų mąstymas. Aš randu kažkokias tai bendras kalbas su jais. Man netgi teko Vilniuje nuomotis kambarį pas Bobulenciją. Negražiai aš kalbu, nesakysit Bobulenciją. Nežinau, aš toks žmogus, aš galbūt atrodau stačiokiška, bet kaimo iš manęs neišvarysit. Neišvarysite, aš iš Panevėžio ir, žodžiu, iš manęs šitą neišplėšite, neišvarysite. Tai aš jau kaip kalbu, taip kalbu, jau atsiprašau, jeigu jūs įsižeidžiat, čia, sorry, čia jau ne mano problemos. Oi, kas laukia darosi, meškėnai ten pjaunasi. Aš kiekvieną vakarą praktiškai nunešu jiems maistelę, tai jie ten duodasi dabar. Tai nuomavausi Vilniuje kambarį, mes nuomavomės dviese, aš ir dar tokia mergiotė. Ir šeimininkė su ja kažkaip tai, labas, viso gero. O aš su ja, supratot, jinai, bet ir užuodžia žmonės, klausykit, vis tiek, išmintis senesnių žmonių, vyresnių, nesakysiu senesnių, Jėzų. Išmintis vyresnių žmonių, visgi yra tokia, jie kiaurai mato. Su kuo galima pakalbėti atvirai, su kuo ten čerką padaryti ir taip toliau. Aš ten buvau pakankamai jauna, man kokie buvo 22 metai, kažkur taip. Ir, žodžiu, Bobulencijai, pavadinkim Bobulencijai, jai tikrai kažkur jau tai buvo kokie 80, apie galbūt. Nelabai aš orientuojuosi, bet man tuo laiku taip atrodė. Galbūt jinai jaunesnė, gal aš ją pasendinau, nesvarbu. Tai žodžiu, jinai pasikviečia mane į savo kambariuką, atsineša buteliuką, nori žmogus su manim pakalbėti, nori ir padaryti gramą. Okei, darom. Žinokit, nemoku pasakyti, fainas buvo bendravimas, žmogui reikėjo išsikalbėti, labai daug įvairiausių dalykų man pripasakojo. Ir nežinau,
tie žmonės užuodžia, kam galima pasakotis ten, jau tokių įvairiausių asmeninių dalykų. Ir, o ką, aš eisiu ir pasakosiu visiems iš eilės, ką ten žmogus man pasakoja. Jisai man papasakoja viskas. Ir labai faina, aš labai džiaugiuosi, kad kiti žmonės taip, žodžiu, jau per daug šneku. Tai, žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime labai greitai, greičiausiai. Gero jums šventinio savaitgalio, pasiruošimo tokio didžiai šventei. Iki.